Tai tokia pinigų suma, kuri buvo išleista medžiagoms, kurios nedavė visiškai jokio rezultato. Kalba apie tai, kad klientas nusipirko prieš mėnesį namą. Ir matosi, kad prieš parduodant jis buvo tvarkomas. Keisti visiškai nauji stoglangių sijonai. Tarpinės vadinamos. Stogas yra 10 laipsnių. Aišku, ne stoglangiai pagal viską neturėtų būti, bet keitė naujai tarpinės, nes leido ir galvoju, kad taip išspręs problemą. Problemos, aišku, neįsprendė, nes klientas kviečiasi, kad viskas taip ir toliau bėga, nes tokie skardų pakišimai nieko naujo nepadarė, nes kadangi tokios pačios tarpinės sumontuotos, nesiimta jokių kardinalių veiksmų, kad jis nebeleistų daugiau. Tai faktas, turime tokį patį rezultatą. Pilame vandenį. Žiūrim, kas darosi. Va, viskas per kampuką. Bėga pas žmogų į vidų. Bandymas numeris 2. Va, čia priklijuota. Liejam, žiūrim, kur vandeniukas tekės. Galima, bet netlupo. O, čia visai puikiai matosi. Taip gražiai viskas bėga. Ardant toliau pradėjo ryškėti naujos aplinkybės. Tai tokios kaip nepataikyti varžtai, dvigubos skylės ar spiruokliuojantis stogas. Na čia toks mano sugalvotas terminas. Palypėjęs aukščiau, pamačiau, kad stogas neturi visiškai jokios ventiliacijos. Viskas buvo užpūsta makrofleksu. Na, bet mes jį greitai nulupom ir pamaitinome paukštelius. Tada sugalvojome patikrinti žirklių aštrumą ir ėmėme kirpti skardą. Pamatėme, kad stoglangio tarpinė ant skardos buvo užleista tik 6-7 cm, kas esant 10 laipsnių nuolydžiui yra tikrai per mažai. Akylesni šiuose kadruose pastebės kur kas daugiau defektų, na, bet į smulkmenas nesileiskime. Ilgai nelaukę susikonstravome palapinę. Kadangi aš labai smalsus, lindau pasižiūrėti, gal ten ką rasiu. Ir žinoma, išsitraukiau visą glėbį malkų. Deja, bet kad ir kaip bandėme, mums laužo sukurti niekaip nepavyko. Tad viską teko atlikti greituoju būdu. Ir kol dar neužsidarė parduotuvės, skubėti nusipirkti fejerverkų naujiems metams. Ką visiems gerų 2025. Iki susimatymo kituose video. Iki.